Mobiliojo ryšio lyderė Tele2 kartu su pasaulinė tinklo įrangos gamintoja Nokia pristatė 5G ryšio technologiją. Šis naujos kartos ryšys ateityje leis pasiekti net iki 10 gigabitų per sekundę spartą, o minimalus 100 MB greitis bus pasiekiamas bet kur ir bet kada. Taip pat 5G užtikrins mažesnį nei 1 milisekundės signalo atidėjimą. Šie kokybiniai pagerinimai leis naują technologiją pritaikyti itin plačiai. Kuo anksčiau technologijos ateina, tuo šaliai geriau tiesiog finansiškai. Ir čia ir medicina, ir švietimas, ir technologijos, ir visose srityse, kur reikalingas internetas, šitą technologiją pasitarnau. It is enabling basically massive IoT, this Internet of Things. It is also enabling mission critical applications like even remote surgery. And of course then it's enabling the extreme mobile broadband of teenagers watching huge bandwidth videos. Dabartinis 4G ryšys naudoja tik 10% viso galimo dažnių spektro, o štai 5G išnaudos jį visą. Tinklas liks neperkrautas, net susibūrus miniai vartotojų. 5G technologija padės spręsti ir įvairias susisiekimo problemas, užtikrins efektyvesnį paslaugų tiekimą. Gydytojai galės konsultuoti ligonius per nuotolį, tam reikalingos labai greitos technologijos su mažu vėlavimu, ką užtikrina 5G tinklas. Mažas signalo atidėjimas 5G technologijoje leidžia patikimai valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. Nokia atstovai pademonstravo 3 robotus, kurie plokštumos centre bando subalansuoti kamuoliuką. Jie užprogramuoti atlikti tai pagal kameros fiksuojamą medžiagą. Su šiandieninėmis ryšio technologijomis tai padaryti sunku. Tačiau įjungus 5G interneto srautą, robotų darbas pagreitėja ir kamuoliukas sustadomas vos po kelių sekundžių. Mažas signalo atidėjimas svarbus vystant save vairuojančių automobilių tinklą. Jis leis užtikrinti eismo saugumą. Technologijos leis automobiliams bendrauti tarpusavėje, išvengti avarijų. Mes išgelbėsime tūkstančius gyvybių, mes išgelbėsime daugybę žmonių nuo sužalojimų, mes išsaugosime daugybę turto. Ir technologijos leidžiančios tą daryti šiandien jau yra. Mums tai reikia ryšį turėsim po kelių metų. Čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip tai pakeis mūsų gyvenimą. Mums bus daug patogiau apsipirkti, mums bus daug patogiau keliauti, mums bus daug patogiau gyventi kasdienį gyvenimą. Tokios smulkmenos kaip skaitiklių parodymų nurašymas bus vykdymas automatiškai per tą patį tinklą. Ir tokių pavyzdžių bus daugybė. Milžiniška 5G interneto sparta leidžia žiūrėti 4K ar net 8K raiškos vaizdo įrašus. Taip pat naudotis virtualios realybės 360 laipsnių kampo kamera, kuri tiesiogiai transliuoja vaizdą be trikdžių. Tokią transliaciją ir kitas naujos technologijos ryšio galimybės išbandyti nekantrauja ir įrangą apžiūrėję žinomi Lietuvos žmonės. Ir aš nesulaukiu to momento, kai mes jau naudosimės 5G ir nepastebėsim šito, nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų, dabar tu jau juk visiškai nebepastebi. Kai tu išvažiuoji iš Lietuvos į kitą šalį, gal kokį nors, tarkim, tolimesnę, ir tu pasijunti kaip be rankų, nes ten yra internetas gerokai mažiau progresyvus ir tu pagalvoji, kad mes jau taip pripratom prie to gero, ką mes turim, kad mes jau nebemokam to dalyko vertinti. Ir tada vėl tu grįžti į savo greitojo interneto šalį ir džiaugiesi tuo. 2 žodžiai aš noriu jau dabar, gausi daugiau biškai, bet iš tikrųjų aišku, norisi kuo greičiau ir kai sako, tu dar po 2 metų, tai tu sakai, Čia visiškai neseniai žiūrėjau, kad žmonės skundėsi, kad internetas neveikia lėktuve. Jūs įsivaizduojate, apie ką mes kalbam. Tai todėl aš iš tikrųjų sakau, kad mes esame labai imlus ir jau dabar aš matau, kad tai nuostabus dalykas. Visas kitas pasaulis vis dar kabo ant laidų ir jie nesupranta, kad mobiliu internetu galima turėti tokį greitį. Tai yra, mes jau peršokom netgi į tokią poziciją, kur likęs pasaulis nesupranta, kad iš principo taip gali būti. Tai yra labai smagu. 5G standarto reikalavimai galutinai bus priimti 2018 metų viduryje. Tad Nokia jau 2019-aisiais plačiai rinkai pradės tiekti tinklo terminalus. Tele2 atstovai sako, kad ši technologija yra ne revoliucija, o dabartinių galimybių evoliucija. Tad ir atsirasti Lietuvoje 5G ryšys turėtų gana greitai – 2020-aisiais. 2008 metais buvo sukurtas 4G. Telefonai realiai pasirodė 4G masiniai rinkai kažkur nuo 14-15 metų. Tai pakankamai ilgas laiko tarpas, kuomet atėjo jau patys galiniai įrenginiai. Tai su 5G bus galbūt čia žymiai greičiau, nes technologija, kaip ir minėjau, nėra revoliucinė, o yra evoliucinė daugiau.
Planuojama, kad pirmieji pasaulyje komerciniai įrenginiai bus įjungti dar kitų metų pabaigoje. Jungtinėse Amerikos valstijose